Sveikos mano brangiosios ir brangieji. Šiandien padarysim tokią temą, kokias karmines pamokas jūs su juo praeinate. Jeigu mane žiūri vyrai, tai žinoma, išsiverskite į savo pusę, kokias karmines pamokas jūs su ją praeinate. Na, viską tik atvirkščiai. Aš vis tiek, kadangi didžioji auditorija yra moteris, tai labiau krypsiu į tą pusę, o kam reikia, jūs jau pagal save savo pasikoreguokite. Šiandien bus du variantai, pirmas ir antras. Su šitom kaladėm aš ištrauksiu trumpai žmogaus signifikaciją. Su kiekviena kaladė ištrauksiu po vieną kortą prie kiekvieno varianto ir mes trumpai signifikuosim, ar tai jūsų pasirinktas žmogus ar ne, kad, kaip sakau, netemptumėt be reikalo informacijos ant savęs, kuri galbūt jums nereikalinga, tai kartais ta signifikacija tikrai yra neblogai ir įvertinsit, ar tai tas žmogus. Nu jo, žinokit, tokia šiandien tema atėjo į galvą, nes kadangi asmeninėse konsultacijose dažnai girdžiu tos klausimus, vat kokios, kam mes viens kitam skirti, kodėl už ką man čia jisai ten, ar už ką jinai man čia. Ir gal mes kažko nesuprantam, gal kažkokias karmines pamokas vis negalim praeiti, kad vat aiškumo įveščiau žmonėm ar ne, vat tokie būna dažnai klausimai. Tai manau, galbūt bus ta tema aktuali ir bendram kortų skaitimui. Tai jo, šiandien tada pabandysim kažkiek paanalizuoti, pažiūrėti, kokiosgi tos karminės pamokos, galbūt ko nepraeinat, arba galbūt pusiaukeliai. Tai va, gerai, nieko tada nelaukiam ir pradedam. Jeigu jums reikia laiko, jūs susistabdykite, aš pradėsiu nuo pirmojo varianto. Ir tada, kaip ir sakiau, su kiekviena kaladė dar ištraukiu po vieną kortą. Kad galėtumėm signifikuoti jūsų žmogų pasirinktą. Gerai. Nu, šiandien šokinėja kortos. Kalbėt labai gal nori. Arba čia dėl to, kad aš rankas kremu pasitepiau prieš kortų skaitimą, tiek rankas kremu pritepiau, kad man kortos lysta. Taip. Dar vieną kortą. Gerai, tai tada pažiūrėkim trumpai žmogaus signifikaciją pirmojo varianto ir tada pradėsim prie esmės. Aha. Nu žiūrėkit, šiaip iš esmės, va, tas pirmas variantas gali būti žmogus, kuris pastoviai kažką, nu, vat, žinot, vat, sako, kortos sunki našta pastoviai gyvenime kažkokia. Galbūt dažnai tam žmogui nutinka, ko galbūt kitiems žmonėms nenutinka. Jisai pastoviai kažkaip atrodo, visas gyvenimas per sunkumus eina, per kažkokį tai vargus. Nu, vat, galbūt netgi jeigu jau jūs, tarkim, gerai tą žmogų pažįstate ganėtinai, kartais galvojat, nu, vat, jums pradeda pasakoti kokią nors istoriją ir jūs galvojat, nu, kaip tu sugebi įsivelti tokį, arba, nu, kaip tu sugebi va taip padaryti, kad, nu, net galvoj nesusideda tokios mintis, arba kaip tu čia, va, žodžiu, kažkaip, žinot, viskas sunkiai, sunki tokia korta,
kažkaip arba pastoviai kažkur įsivelia. Žinot, dar vat iš tikrųjų žiūriu su šita korta. Nu, čia daliai žmonių, ne visiems žinoma, bet daliai, kad žmogus, vat, pavyzdžiui, turi vat, priklausomybių, ar ne, ir jos jį labai skandina. Bet čia tikrai ne visiems, bet vat, yra tokia informacija, kad yra tikrai dalis, kuri vat, priklausomi vyrukai ten nuo kažkokių tai gal psichotropinių, nuo alkoholio, nuo dar kažko tai ar ne, ir pastoviai per neblaivę galvą vis kažko prisidirba. Nu, kaip pavyzdžiui, ten gali atimti teisės, gali sudaužyti mašiną, gali susimušti, gali gauti parų atsidėti, gali kažkaip apsinuodyti, nuvažiuoti į ligoninę, tai susilaužyti koją, tai ten kokį raktikaulį, kaklą. Nu, kaip sakau, nedaug dievė, bet tai, nu, vat, suprantat, eina tokia informacija, nu, vat, kažkaip, nu, truputėlį problematinė, žinot, tokia, nu, juokas prašaras, atrodo, kad galbūt netgi jums jau kartais gali kelti šypseną, kad, vat, nu, tikrai kažkoks po nelaimingas žvaigždė gimęs. Šiaip iš esmės dar rodo avino zodiako ženklą, bet čia tikrai nebūtinai, kad bus konkrečiai avinas, bet ugninga su tokiu temperamentu asmenybė, žinot, vat karštakošiškumas gali būti jame. Tai vat tos problemos kartais gali kilti dėl jo to karšto kraujo tokio. Dar neduok dievė, vat išgeria, kažko pavartoja, nu tai iš vis, kaip sakau, snos baški gali nešti normaliai stogelį. Tai vat čia toks ugningas. Vat jeigu tas žmogus iš tikrųjų būtų pliuse, pragyventų savo energijas, ar ne, tai jisai būtų toks gynėjas, toks, žinot, kaip sakau, didvyris. Ne tik toks vat, pats iš savęs gyvenime savo aistringas žmogus būtų, bet jisai ir tai panaudotų kažkokiem kilniem tikslam. Bet kažkodėl tai vat šiandien aš jaučiu labiau negatyves emocijas ir vat su ta pirma korta toks jausmas, galbūt kartais ir pasireiškia tos tokios pliusinės teigiamos savybės, bet vat kažkaip persveria kartais tą tamsi pusę labiau. Su šita dar trečia korta, ką galiu pasakyti, žmogus gali dažnai įsivelti į kažkokius slaptus santykius, į kažkokius trikampius, keturkampius santykių. Gali pastoviai kažką slėpti, nuslėpinėti, gali meluoti. Nu, vat palaukit, nu noriu aš dar, gerai, paimsiu dar vieną kortą. Slysta man kortos šiandien. Nu, vat jo, žinokit, pasitvirtinau informaciją, ką galvojau, nu, ne visada elgesi tikrai sąžiningai, gali būti ne vieną kartą turėjęs kažkokių reikalų su teisėsauga, su įstatymais, Justice krenta korta, ar ne, kadangi krenta aukščiausia žinia, čia imperatorienė sėdi su vaikais, didelė tikimybė, kad pavyzdžiui vyras turi žmoną, vaikų, gali užsivesti kokią meilužę, gali kur nors. Čia kadangi darbinė korta krenta, vat, arba piniginė, nu tai kai kuriem, vat, kažkokiam procentui žmonių gali komandiruotėse vyras kažkokius romanus regzti, kurti, gali nu vat žodžiu, nenoriu aš tiek plačiai išsiplėsti, žinot, su ta signifikacija, nes čia to pirmam variantui čia tik pusę laiko signifikacija bus. Manau, jūs tikrai atpažinote, jeigu tai jūsų sugalvotas žmogus, tai manau, jūs tikrai atpažinote, nes čia sakau, čia tokia
temperamentinga, kartais problematinė asmenybė, kažkaip viskas pasigaunasi su kažkokiais barjerais, su sunkumais gyvenime, ne visada sąžiningas žmogus, ne visada sakantis tiesą. Sakau, mėgėjas gali būti kažkokių, nu, va, ta pačioje krenta bokštas net. Gali sakau, kažkaip, nu, suprantat, griūna dažnai, nu, kiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme, žinot, gali, aš labai atsiprašau už juoką, bet man jau juokas pačiai ima, nes aš taip galvoju, kad čia tokia problematinė kažkokia asmenybė, kuri pastovi, jeigu paskambina, tai ligoninėje gali būti, tai kažką išsinarino, susilaužė, tai susitrenkė, tai sumelinė, tai dantis nuskylo, tai pirštas sulūžo, tai ten kokia žmona pagavo, kad ten su meilužė susirašinė. Nu, žodžiu, aš nežinau, čia toks kažkoks jovalas, žinokit, jovalas. Aš rimtai sakau, čia toks... įdomi asmenybė. Nu, aišku... Nu, vis tiek tas bokštas krenta, prie imperatoriaus bokštas. Žinot, čia... Iš savęs gali vaizduoti tokį iš tikrųjų vyrą, bet realybė yra kitokia. Ta prasme, gali galbūt ten ir finansiškai būti uždirbinėti, bet tie finansai kartais turbūt išeina dažniau didžiai daliai padengti savo problemų. Bet kažkokia tokia, žinokit, informacija. Gerai, žodžiu, neišsiplėsiu aš tiek daug, todėl kad, nu, čia, žinokit, šitas tai... Čia, man atrodo, dar dėčiau tas kortas. Gerai, greitai pažiūrėkim. Kokias karminės pamokas jūs su juo praeinat? Ką jums reikia žinoti, ką kortos pasakytų? Tuoj dar pasitikslinsiu informaciją. Žiūrėkit, man pirmas variantas, toks jausmas, kad moteris per mažai prašo. Vat nežinau, čia žinot, pas kiekvieną, aišku, kadangi žiūrinčiųjų bus nemažai, pas kiekvieną tai sava situacija, ten vieni pažįstami gal savaitę, kiti pažįstami 10 metų, žinot. Tai čia toks jausmas, kad moteris nestato į pirmą planą save, nes kaip personažas moteris aplamai čia neišeina. Žinot, antra korta imperatoriaus ir vėl, ar ne? Vat kaip ten man krito, sakiau, signifikacijoje imperatorius prie bokšto, tai vat čia vėl imperatorius. Kažkaip toks jausmas, jūs statote labiau jį į pirmą planą. Kadangi klausiu, kokias jūs karminės pamokas su juo praeinat, o čia rodo jį konkrečiai, žinot, jūsų net toks jausmas nėra. Jūs galbūt, pirmas dalykas, per daug jį pervertinat. Toks jausmas, tas žmogus tiek nevertas, kiek jūs jį, kaip čia pasakyti, ant sosto sodinat, žinot, per mažas resursas, 2 monetėlės ir 3 kardai, žinot, per mažas resursas, jums kažkaip tai gal, pirmas dalykas, per mažai dėmesio gali būti, antras dalykas, finansiškai,
Nes gali būti, vat, žinot, kaip ir iliustracijoje čia parodyta, vienoje pusėje pinigai, kitoje ten maišas, neaišku, su kuo ten surištas, ar šiaudų, ar tiesiog tuščias, pilnas pažadų. Galbūt tik tai pažadai. Ten gyvensim geriau, turėsim daugiau, ten aš tau čia padovanosiu, nupirksiu, o iš tikrųjų nieko. Ta prasme, kažkaip, vat norisi iš karto pasakyti, kad čia per mažas resursas kažkaip iš to vyro. Pakabinto korta, tai čia, žinot, visada vat, kažkoks, žinot, atrodo, vat, tokia energija stovi, net nežiūrint į tas kortas, vat stovi energija, kad pirmam plane visada jisai ir jo problemos, žinot? Vat, oi, man čia reikia už tą ten pinigus atiduoti, oi, man reikia tam gražinti galbūt, oi, man reikia, arba pavyzdžiui, pažada jum kur nors, nu, kadangi 8 lazdos, galbūt vat žadėjo jum, oi, skrysim kur nors į kelionę, oi, nuvažiuosim kur nors pailsėti, oi, ten gal kažkokį ten į viešbutį nuvažiuosim, ten ir į kokį spa. Ir visada kažkaip lieka pažadais. Visada kažkaip vėliau liūdesiukas ir atrodo, arba nėra pinigų, nu matot, pažas monetų. Viskas vyksta labai lėtai ir labai mažai, va taip norisi pasakyti. Čia toks jausmas, karminė pamoka, norėčiau pasakyti, kad labiau vertint save ir jums reikia vyro, kuris iš tikrųjų bus imperatorius, bet ne su kažkokiu tuščiu šiaudiniu maišu, o galbūt maišų pinigų arba bent jau veiksmų, nes čia tai kažkaip kvepia vėjais. Visada kažkaip, žinot, atrodo čia kova su vėjo malūnais, toks jausmas. Kažkaip gal jisai nepajuda iš taško, vat, žinot, kaip čia pasakyti, nu, vat atrodo, kaip buvo prieš 2-3 metus, vat atrodo taip ir dabar iki šiol toj pačioj vietoj trepsi. Nu, niekas kažkaip nesikeičia, galbūt ten žadėjo jum ten kažką tai, o čia atrodo, nu gerai, dar papildykim. Jeigu žadėjo jum vestuvės, iki šiol jų nėra, žinokit, jos vargu ar bus. Nu, vat, nu neresursė žmogus visiškai, žinokit. Žinot, kaip sako rusiškai atslova совсем. Nežinau, žinokit, nu toks, nu jau... Gali būti, žinokit, kažkok ir gali būti ir azartiniai lošimai, galbūt pinigus išleidžia kažkur ne ten, kur reikia, ant azartinių lošimų, ant kokių nors kazino, ant kokių nors šiaip ant kažkokių nesąmonių, pirkinių nereikalingų, kažkaip, žinokit. Gerai, ką moteriai patarimo? Nu, čia net negaliu pavadinti patarimų, aš žinot, kokią matau informaciją, kadangi čia imperatorius, čia taurių karalius, galiu pasakyti, kad pas daugelį arba didžiąją dalį žiūrinčiųjų atsiras antras vyras kažkoks tai, kuris bus resurse, kuris bus kažkaip stabilesnis, dirbantis, gal daugiau uždirbantis, arba matysit, kad turi rankas, tas galbūt rankos iš užpakalio auga, kažkaip gal kažko nedadaro. Nu, nežinau. Primenu, kadangi vyrai neįsižeiskit, aišku, jeigu jūs netokie, tai, nu, viskas ok, bet jeigu, nu, sakau teisybę, tai, nu, reikia susiimti. O jeigu jūs žiūrit ant moterų, nu, tai čia viską
Perversti reikėtų į moterišką pusę, tai jūsų moteris gal tokia, ar ne, vat, kad kažkaip neresursė visiškai niekam. Tai jo, vat pirmam variantui matau, kad atsiras antras vyrukas, kuris bus, žinokit, kuris jum gali suteikti 4 lazdos, 9 monetos stabilumą, namus, kažkokius galbūt pats turės namus, arba jūs, kai susikopiruosit, greit susiorganizuosit kažkokius namus, kažkokį bazę, pagrindą, kažkokį tai, vat, nu, kažkoks irgi karminis. Šitas, tai čia, vat, nu, čia jo, grinai karminis toks jausmas labiau vertinti save, nestatyti ant piedestalo vyro. Todėl, kad žiūrėkit, aš kiek išdėjau kortų, jūsų čia nekvapo. Suprantat? Todėl, kad matau, kad čia moteris savęs nelabai, jūs galbūt ir ten graži, tvarkinga, prisižiūrinti, bet energetiškai, kažkaip morališkai jūs savęs nestatote į pirmą vietą, kad pasakyti, ne, tu čia nedatempi iki manęs. Nu, vat kažkaip taip, žinot? Jo, žinokit, aš čia matau, kad čia atsiras labai greitoj ir jūs sužydėsit. Labai netolimuoj ateityje atsiras dar vienas vyras, kuris parodys, kas yra iš tikrųjų vyriškumas. Jūs tada suprasit, kad vyras yra ne tik žodžiai ir oras. Jo. Nu, čia dar daugeliu, nu kaip daugeliu, daliai pirmą variantą žiūrinčių, dar tarp vyrukų gali būti konfliktas paskui. Nu jo, čia žinokit, vat kai kuriems sako, kad kartais yra iš tikrųjų geriau vienatvė, negu būti, nu tiesiog, žinot, būti kažkoks kaip aptarnaujantis personalas vyrui. Nes toks jausmas, šitas vyrukas kažkaip jokios jum neneša naudos, nei energetiškai užkrauna, nei fiziškai kažkaip. Kažkaip, atsakau, problematinė asmenybė, pas vienus daugiau, pas kitus mažiau, čia reikia vertinti adekvačiai, kadangi tai bendras kortų skaitimas, bet kažkaip toks jausmas jūs jisai daugiau iškrauna negu pakrauna. Vat blogi energetiniai mainai, vat ką ir norėjau sakyti. Kažkaip jūs toks jausmas jam duodate daugiau negu gaunate. Tai net nesvarbu, ar jūs ten sriubą jam verdat, ar jūs skalbėt, ar jūs tiesiog energetiškai labiau jį palaikot morališkai. Čia, sakau, gali būti... Jo, čia, nu sakau, vyrukas nelabai resursė kažką jums duoti. Jokiuose aspektuose. Čia jums reikia labiau save vertinti ir, pavyzdžiui, savo kartelę truputėlį aukštesnę, pasakyti, koks tu vyras, vat ką tu man duodi, kokia nauda iš tavęs, ar ne? Vis tiek kažkas turi būti, arba vyras turi rankas turėti. Kaip sakau, visada, meilė sotus nebūsi, ar ne? Tai vis tiek vyras turi arba turėti rankas, arba turi jau, nežinau, kažkaip, uždirbinėti, sukurti stabilumą, ramybę namuose, bent jau yra, gal ten tikrai labai būna, dažni atvejai, kad ten vyrai tikrai nedaug uždirba, bet jie sukuria namuose ramybę, gerą atmosferą, ten rūpinasi vaikais. Čia, bet šitas variantas, pradedant nuo signifikacijos, mačiau, kad čia dažnos problemos, suprantat? Tai kažkaip atrodo, jis sukuria daugiau problemų, negu kažko tai įneša, kažkokios ramybės, kažkokios naudos jums.
Jeigu su tuo žmogum esate nesenai susipažinę, tai vat, nu, reikia įvertinti tai, nes čia galbūt tokia, žinot, mm, kas gali laukti ateityje. Tai vat reikia, nu, aišku, adekvačiai vertinam, jeigu jaučiat, kad tikrai ne, tai praleidžiam arba žiūrim kitą variantą, bet jeigu jaučiat, kad tai jūsų variantas, tai jo, čia moteriai reikia labiau vertinti save, statyti save ant pjedestalo, o nesodinti ant sosto vyro, kad vat, už ką jį, už ką. Nu, nėra už ką, žinokit. Čia va toks jausmas, žinokit, toks melagis gali būti geras, dar ir sakau, tai kažkokie tušti pažadai gali būti. Tušti kažkokie pažadai, kažkokie, vat, nežinau. Nu, va vėl bokštas ant kaladės. Nu, žodžiu. Čia, žinokit, karminės pamokos, tai čia pirmam variantui save vertinti, žinokit, nestatyti vyro ant pjedestalo ir truputėlį kito lygio jum vyro reikia, žinokit. Bet nepergyvenkit, čia net kortos patarimo nerodė, čia rodo, kad, nu, maždaug nepergyvenk, tuoj atsiras tavo netolimoje ateityje vyras, kuris parodys, kas yra būti vyru ir kaip jaustis kaip už vyro, o ne, nu, mažo vaiko. Tai va, tai žinokit, toks įdomus variantas pirmas buvo. Ačiū labai. Klausiusiam, žiūrėjusiam, pereisim prie antrojo. Tai jo, pirmam variantui vertinkit save, jūs pas save viena ir, kaip sakau, šitam kūne, šito kaip čia pasakyti, kadangi antrą kartą tam pačiam kūne, tam pačiam sąlygom neatgimsit, ar ne? Tai vat vertinkit tai, ką turit, kokia esat ir save aukščiau ant pjedestalo ir jeigu tikrai išgirdot, kad tai apie jūsų vyruką, tai žinokit, nieko tada, kai parašykit, kai atsiras antras, kuris parodys, kas yra vyras, bus įdomu labai paklausyti. Gerai, ką, antras variantas. Žiūrim signifikaciją, keletą kortų. Čia kol filmuoju video, jau ir temsta po truputį. Gerai. Žiūrim signifikaciją antrojo varianto. Taip, ir dar vieną kortą. Nu ką, žiūrim antrąjį variantą. Koks tai žmogus. Tai aš dar vieną kortą papildysiu. Pas visai nedidelį procentą, bet gali būti vyrai, pavyzdžiui, žinot, kaip čia tie būna jūrininkai, bet žinot, kur išplaukia
į jūras ilgesniam laikui. Vat, kažkiek išplaukia, paskui grįžta. Čia vat, pas kai kuriuos va taip. Pas kai kurias gali būti vyrai, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojai, irgi, kurie išvažiuoja, grįžta, vat, vat kažkaip taip. Arba dar galimas variantas kažkur tarnauja, pavyzdžiui, žinot, dabar visi žinom, kur kas gali tarnauti, tai vat gali būti su tuo susijęta irgi, gali būti kažkokia tarnyba, gali būti kažkokie tokios kaip komandiruotės, vat kažkaip vat tokia išvažiavimo, atvažiavimo energetika, va tokia. Bet šiaip iš esmės, tai man atrodo, jisai toks ganėtinai stabilus žmogus. Palaukit, dar pasitikslinsiu, gal kažkaip mažoka man informacijos apie jį. Žinokit, va čia iš esmės, tai čia truputėlį toks visiška priešingybė, pavyzdžiui, pirmam variantui, čia tai matau, kad žmogui labai svarbu šeimyninės vertybės, galbūt vat jum kalba, kad norėtų vaikų, kad, arba pavyzdžiui, žinot, kad ten kokie senesni tėvai, arba nebūtinai senesni, šiaip tėvai, ten mama, ten tėtis, seneliai, jiem labai svarbu ten per šventes važiuoti pas tėvus, senelius, visus aplankyti, dovanas padovanoti, kažkaip negaili tam nei laiko, nei pinigų. Pavyzdžiui, ten galit matyti, galit žinoti, kad, pavyzdžiui, mamai ten dovanoja kažkokias dovanas, gėles, rodo dėmesį, rūpestį, prižiūri. Jam svarbu tas giminystės ryšys. Jisai pats galbūt sakė, kad vat norėčiau ten daugiau vaikų, kad ten senatvėj, kad, žodžiu, senatvėj linksma būtų, atvažiuotų. Vat kažkaip čia už šeimyninės vertybės žmogus, už tą šeimos medį tokį, giminę, žinot. Ar tikrai tu toks? O kodėl? Bet, žinokit, irgi toks įdomus variantas, gali būti tokia irgi dvilypė asmenybė, bet gali rodyti viešumoj arba tai deklaruoti visiems. Palaukit, aš to įjungsiu šviesą, truputėlį bus gal ryškiau. Va, šiek tiek šviesiau dabar jau, nes kol čia sakaudėjau, tai ir sutemo. Gali būti toks dvilypė asmenybė, iš tikrųjų gali prie visų rodyti, kad kaip svarbu tėvai, šeima, vaikai, bet kartais matot, kad žmogus yra, krenta gyvatė ir velnias. Tai įsivaizduokit, kartais gali parodyti savo visiškai kitokį veidą. Ir tiesiog galite žmogaus kartais net neatpažinti. Yra tikimybė, kad nueina irgi, kaip pirmam variante, tai ir čia į priklausomybės kažkokias yra tas toks truputėlį. Manipuliatorius irgi gali būti geras. Gerai, dar su
kitą kaladę porą. Vat kažkaip žinokit, šitą antrą variantą, pirmas labai ėjo informacija, o čia pavienė tokia... Pats žmogus gali būti uždaras, va, ką dar norėjau pasakyti, nes kada žmogus pats uždaras, jisai susispaudęs eina ir sunkiai informacija ir iš tos sielos labai sunkiai būna išsitraukti kažką, va, atrodo reikia už liežuvę tempti. Tai va čia irgi kažkaip atrodo sunkiai informacija labai eina. Nežinau, žinokit, tokia bet įdomi informacija, sakau, žmogus gali, atrodo, vat ir jau gali būti vos ne vestuvės, kažkokie planai, kažkokios perspektyvos į ateitį ir bats, kažkas vat ir kažkur dingsta, ten ar geria, ar kažkur, nu nežinau, žinokit, čia antras variantas kažkoks, nu gal ne bipolinis, bet kažkoks truputėlį tokia dvilypė asmenybė. Kažkaip atrodo, jeigu vat pirmam variante, ar ne, buvo labai aiškiai, kad žmogus va toks, tai vat antras variantas, tai po gražia kauke visai kitas veidas atrodo, va taip norisi pasakyti. Vat vieną traktuoja, vieną sako, kitą daro. Vat sakau, nu vat pažiūrėkit, kaip kortos kalba, vat ant kaladės dugno velnias. Nu aš jums sakau, čia... Čia kažkas, vat yra gal priklausomybių, galbūt yra kažkokios, kaip sakau, tos cegos tokios, kažkur žmogų vis, kažkur per dugnais, žinot, gali eiti, paskui vėl, kaip žinot, kaip Feniksas iš pelenų, pakyla toksai, vat, čia ten mano šeima, mano ten šventovė, čia mano vaikai ten, arba ten, nežinau, nu jūs mane supratot, čia yra, nu norisi pasakyti dvi veidės. Mirtis. Čia, sakau, bangom visiškai. Tai jisai gali visiškai ten, pavyzdžiui, būti vieną savaitę su kostiumu, ten eiti darbą, viskas, kita ten, pavyzdžiui, gali kažkokiam dugne būti, iliuzijose. Ne, daugiau aš jau čia nedėsiu, čia pasikartoja informacija, kad negaišt laiko, manau, jūs atpažinote. Čia, žinot, sakau, čia yra dvilypė asmenybė, galite ir daug metų su juo kartu gyventi šeimoje ir kartais jo galite nesuprasti. Vieną žada, kitą daro, vieną kalbą, paskui po savaitės pasikeičia, nu kažkaip... Šiaip ten kalbėti gali gražiai, šeimą mylėti, ten viską, bet kažkaip kartais nueina į kažkokiais dugnais. Jeigu, sakau, pirmas variantas, tai labai ryškiai, aiškiai matėsi asmenybė, tai vat antras variantas čia labiau jaučiasi, kad slepia tai, pavyzdžiui. Gali aplinkiniai to nežinoti, nematyti, gali tik artimi žmonės žinoti, va tą dviveidiškumą. Kiti gali net nepatikėti, kad žmogus toks gali būti. Tai va, gerai. Oi, man čia laiko nedaug liko, greitai pažiūrėkim. Kokias karminės pamokas jūs su juo praeinat?
Nu, čia žinot, čia ne tiek kiek karminės pamokos, oi, čia jums gal prastai matosi. Čia toks jausmas ne tiek kiek karminės pamokos, čia jūs kažkaip kaip mokytoja, galėčiau sakyti, tam žmogui atsiusta. Bet kažkaip atrodo, kažką vis mokinat, atrodo, kartais žiūrit į jį kaip į šitą, į kokį. Ir kiek tau kartų kartoti, ir kiek sakyti, bet atrodo jūs kaip mokytoja kažkokia, bet tam žmogui. Bet norisi pasakyti, gal atstojat mamą. Pastoviai gal gelbėjot iš kažkokių situacijų, iš kažkokių jo priklausomybių, iš va to puolimo kartais, kai dugnais eina. Bet gerai, kortas parodykit, o jai kokia iš to nauda, kokia pamoka. Nu, bet žinot, čia net nežinau, kaip tai įvardinti, čia net negaliu pasakyti, kad kažkokia tai karminė pamoka, čia toks jūs kaip šviesulys, žinot, kaip pagalba, galbūt jūs ne tik tai jam suteikėt pagalbą, jūs iš esmės toks žmogus karminis daugeliu žmonių gyvenime ir vat jūs kažkokią tai šviesą tunelio gale žmonėm pašviečiat, kažkaip pagelbėjat, padedat. Gerų žodžių, kažkokių pinigėlių, kažkokiais darbais, kažkokia, nu nežinau, pagalba. Tai prasme, atrodo, kad čia net man taip, kaip sakau, plačiai rodo, kad ne tik jam, bet aplamai jūs toks žmogus, kuris daugam galbūt esate padėjus. Tai prasme, čia net negaliu pasakyti, kad čia konkrečiai su juo praeinat kažkokią tai karminę pamoką, jūs tiesiog esate, vat, jisai vienas iš tų mokinių, vienas iš tų pagalbos, gal kartais prašančių, ieškančių, nu, vat kažkaip taip. Jo, čia žinokit jūs, oi, žinokit, man tai išsijungs jau video.